Sveiki kolegos, šiandien noriu su jumis pakalbėti, kokį storį siūlo reikia pasirinkti tam, kad susiūti tam tikrą gaminį. Be abejo, siūlų yra visokiausių firmų, visokiausių storių, pluoštų ir visa kita. Labiau orientuosiuosi turbūt į pradedančiuosius siuvime. Taigi paprasčiausi patarimai. Koks dažniausiai yra naudojamas siūlas, norint pasiūti gaminį. Pats ploniausias siūlas yra štai šitas. Čia yra numeris siūlo 120. Jis yra skirtas siūti plonesnius gaminius, palaidinės, suknutės ir iš plonesnio audinio gaminukus. Kitas mano siūlas yra numeris 100. Su šiuo siūlu jūs puikiausiai susiūsite palaidinės ir sukneles iš truputį storesnio audinio. Tai reiškia, gali būti linas, gali būti krepas ir tada jisai puikiai tinka visiems kostiuminiams audiniams. Jūs galite su juo lygiai taip pat susiūti ir pamušalinius audinius. Be abejo, jisai tinka ir trikotažui. Sekantis siūlas, jeigu tai įmanoma įžvelgti, bandžiau parodyti, kuo jie viens nuo kito skiriasi ir einu didėjimo tvarka. Tai yra siūlo numeris 80. Kaip jūs ir matote, einu žemėjimo numeracijos tvarka. Šitas siūlas jau yra žymiai storesnis, 80 numeris, ir šitas siūlas jau yra tinkamas daryti apdailos peltakius. Pavyzdžiui, jeigu jūs siuvate kažkokį kostiuminį audinį, savo švarką, ar paltą, ar puspaltį, bus labai gražus apdailos peltakiai. Be abejo, yra pasirenkamas jau didesnis dygsnis, todėl kad siūlas jau yra storesnis ir čia jau kaip nutylėjimu aišku, kad reikia ir storesnės adatos. Dar storesnis siūlas yra 60. Jisai dar yra tvirtesnis, dar yra labiau susuktas iš daugiau, jisai yra armuotas ir susuktas iš dar daugiau pluoštų. Ir prasiuvusiu tokiu siūlu jau jūsų apdailos peltakis bus labai gražiai matomas ant audinio. Žinoma, yra didinamas dygsnis, dygsnio ilgis būtinai yra parenkamas pagal audinio storį. Ir taip pat yra parenkama žymiai jau storesnė adata 90 numerio arba 100 numerio, galbūt netgi būtinai ir šitie siūlai, jie dažnai jau naudojami ant storesnio džinso. Taigi jūsų mylimi džinsai ir džinsiniai švarkeliai yra peltakiuojami su tokio storio siūlais. Ir patys storiausi, kokie aš tik tai esu pas save suradusi, kurį naudoju ir džinsinių gaminių peltakiavimui, ir paltų, ir tuo pačiu rankinių siuvime ir peltakiavime. Pas mane jis yra 50 storio. Tai yra labai jau storas siūlas, adatos dydis yra naudojamas 100 ir dygsnio ilgis yra maždaug apie 4 mm. Tai va. Tai trumpai tiek apie visus siūlus, tokius pačius pagrindinius ir dažniausiai naudojamus. Su jumis buvau aš, Ramunė Savelienė. Gražių jums siuvinių.